fakultete vykdomos studijų programos, nes tik studijuojant verslo informacinės sistemas, kaip globalią rinkodarą, yra įgyjami ekonomikos teorijos pagrindai. Visgi, rekomenduočiau gerai išstudijuoti jūs dominančių studijų programos struktūras, nes tokiu būdu sužinosite tikslius programose dėstomus dalykus bei gebėsite pasirinkti programą labiausiai atitinkančią jūsų lūkesčius ir norus. Bet, jeigu svajoji apie ekonomisto ir ekonomikos analitiko karjerą, rekomenduočiau rinktis ekonomikos ir finansų arba kiekybinės ekonomikos studijų programą. Studijų metu jūs įgaunate teorinių ir praktinių įgūdžių reikalingos jūsų pasirinktos studijų programos sričiai. Žinoma, kad studentavimas yra neatsiejamas nuo darbo, praktinių įgūdžių, bet vėlgi jūsų pagrindinis fokusas, pagrindinė mintis turėtų būti studijavimas. Žinoma, fakultetas atsižvelgia į studentų poreikius ir yra sudaromos galimybės bent pusę etato dalimi dirbti, bet vėlgi fokusuokitės į studijavimą, o darbas turėtų eiti kaip papildoma veikla. Kiekvienais metais rugsėjo mėnesį vyksta rotacija, tad kiekvienas studentas yra reitinguojamas. Ir studentai, kurie yra valstybės nefinansuojama vietoje, visada gali pereiti į valstybės finansuojamą vietą. Jie gali tą padaryti tuo atveju, jeigu studentai nutraukia studijas turintis valstybės finansuojamas vietas.